Labą dieną, sveikinuosi su Jurgita, kuri yra mano klientė. Mes su Jurgita tik ne per seniausiai prieš porą savaičių užbaigėme jos kelionę. Tai buvo 3 mėnesių mentorystės coachingo programa, individuali kelionė su Jurgita. Tai noriu Jurgitos paprašyti, paklausinėti, kaip jai sekėsi, kas vyko ir ką jinai pasiekė per mūsų visą darbą kartu. Taigi, Jurgita, prisistatyk, kas tu esi ir ką tu veiki. Sveiki, tai ačiū, kad pakvietei mane. Tai mano vardas yra Jurgita, esu wellness praktišinė ir masažo trenerė. Padedu žmonėm palaikyti gerą sveikatą, tai tiesiog išvengti sveikatos negalavimų. Galiu prasiplėsti dar šiek tiek, tam naudoju biorezonansinį sveikatos testavimą ir meridianų masažą. Taip, Jurgita. Ir pradėkime nuo to, kas paskatino susisiekti su manim, kur tuo metu savo veikloje buvai ir ko ieškojai. Tai tiesiog gal buvo toksai atsiradus kaip ir rutina ir tiesiog pradėjo galbūt nebetenkinti esamas darbas, kad norėsiu pasiekti kažko daugiau. Bet tas siekimas toks, žinot, sunkus kelias, kad tu nežinai nei kur bėgti, nei kur daryti, nei ko klausti ir tiesiog pačiam labai sunku ir taip ir nusprendžiau, kad reikia pagalbos, reikia coacherio, kuris sugebėtų mane vesti į priekį. Ko konkrečiai norėjai, jeigu atsimeni, koks buvo tavo tikslas, ką norėjai turėti po to 3 mėnesių darbo kartu? Tiesiog pirmiausias toksai buvo man gal sunkumas, kad išsigryninti, gal kas aš esu, netgi aš jau ir dirbau nemažai metų prieš tai, bet pajaučiau, kad noriu kažko daugiau, o kas tas daugiau, nežinau. Tai tas labai buvo man aktualu ir be abejo susidėlioti gal tokią aiškę struktūrą, aiškų planą, kaip pasiekti, kaip įgyvendinti tą tikslą, tiek ir finansinė prasme, bet tiek ir saviugdos visam tobulėjime. Aš pamenu, Jurgita, kaip mes pradėjome dirbti kartu ir dėliojom tavo viziją ir tu jau turėjai veiklą, ar ne, jau gerai uždirbai geras pajamas, ar ne. Ir aš atsimenu, kiek mes analizavome ir kiek mums laiko truko ir mes kokioj gal 4., 5. sesijai turėjom tokį jau lūžį, proveržį, kur tu, man atrodo, apkabinai savo didįjį kodėl, taip? Taip, tai tiesiog irgi noriu pasidalinti, nes aš labai dažnai moterims sakau, kad tas kodėl yra labai svarbus ir jį turėti, tą tokį išglostytą, suvoktą ir iš širdies gelmių, žinai, atėjusi, kodėl yra labai labai svarbu, nes tai duoda mums labai daug. Jurgita, ką tau davė pats išsiaiškinimas, kodėl tu tai darai, kodėl tau tai yra svarbu, ką tai tau atnešė į tavo veiklą? Tai tas ir yra labai svarbiausia, kad yra atsakyti savo į klausimą, kodėl aš tai darau, kodėl šita veikla yra būtent tinkama man ir kodėl aš ją noriu vykdyti. Tai šitas tikrai labai pradėjo tiesiog atskleisti savo tą vidinę būseną, nes kitu atveju mes dirbam kiekvieną dieną, darbas ir tiesiog nesusimąstam, kodėl mes tai darome. O kaip atsakai šitą klausimą, kodėl, tai tiesiog viskas pasikeičia, atsiranda lengvumas, tiesiog tu supranti vertę ir esmę, kodėl tu tai darai ir tiesiog tada viskas kaip iš gausybės rago turbūt tai pasipila. Tai vien dėl šito turbūt, nežinau, pati didžiausia vertė yra šitas vienintelis atsakymas. Ir visa kita klostosi savaime. Su pagalba, aišku, tikrai žymiai lengviau, bet esmė yra šitą atsakyti, kodėl. Taip, ir taip, aš atsimenu, pradžiai tu buvai minėjusi, nes peržvelgiau klausimyną prieš pradedant mums susitikimą, kad taip, tavo didelis dalykas buvo, kad vertė, ką aš kuriu ir ką aš iš viso duodu. Ir tą mes būtent apkabinom ir išgvildenom. Ir taip, Jurgita, kokių tu turi, mes dirbom 3 mėnesius, mes truputėlį ilgiau dirbom, nes buvo atostogų metas, tai mūsų išsitęsė kelionės laikas. Kokių tu turi šiai dienai apčiuopiamų konkrečių rezultatų po darbo su manim? Tai visų pirma yra aiškumas, ką aš veikiu ir kodėl, kas aš esu. Kitas yra struktūra, kad aš esu tik labai aišku planą, struktūrą, sudėliota, ką daryti ir kaip tai pasiekti.
Tai viskas yra procese, tikrai užtrunka laiko įgyvendinti dalykus, kurie yra tokie esminiai, bet aiškumas galvoje palengvina pasiekti rezultatą. Taip, taip. Ir Jurgita, ką tu pasiemi tokį vieną didelį, aš žinau, kad tu išsineši daug pasiemi, bet kokių pokyčių įnešiai į savo mąstymą, į savo, kaip tu dabar žiūri į veiklą, kaip tu gali plėsti veiklą, ką tu išsineši mąstymo pokyčiuose? Tiesiog, kad būti labiau open-minded ir niekada nebejoti savim ir yra natūralu prašyti pagalbos, kad mes turime dirbti su tais, kurie išmano savo darbą ir gali mums padėti. Ir tikrai išmokau vieną pamoką, kad negalima konsultuotis verslo klausimais su draugais ir su šeimos nariais, kurie nėra specialistai ir to nepadarė ir nepasiekė. Tai manau, pagrindinė esmė, kad coachingas kodėl yra reikalingas, kad gautum palaikymą ir motivaciją ir niekada savim nebejotum. O jeigu ir suabejoji, tai viskas yra išsprendžiama. Tarsi tikrai galima patobulėti, bet tu turi įrankius, kaip tai pasiekti. Taip. Ačiū, kad pasidalinai šitą apie irgi šeimos tą ratą, kur dažnai moteris veikloje ieško paramos iš šeimos ir jos negauna iš tos mylinčios aplinkos ir tada labai nusivilia ir galvoja, kad ai, tai čia ką aš čia veikiu, kam iš vis čia to reikia, nes nėra to palaikymo iš šeimos. Bet mums nebūtina jo gauti iš šeimos. Būtų idealu, kad mes jį gautumėm, bet dažnai tai neatsitinka. O tą irgi reikia kaip ir suvokti ir apkabinti šitą momentą, kad galiu tai daryti ir be didelio padrąsinimo ir palaikymo iš šeimos. Jurgita, nepaminėjai vieno labai svarbaus dalyko, su kuriuo mes taip ilgokai, aš sakyčiau, gvildenam šitą dalyką, tai yra delegavimas. Ačiū, kad primeni. Taip, šitas tikrai labai esminis momentas, nes atrodo, aš viską pati, mes viską mokam, mes visą galim, moteris mes stiprios bet kokiais klausimais, bet paleisti būtent šitą momentą, kad taip, aš esu protinga, nuostabi ir visokia kitokia, bet kiti gali tau padėti ir tu tiesiog vėl vykdai veiklą, kokia tai nebebūtų, kai tai, kas tau patinka, kuom tu džiaugiesi, o visi kiti tie techniniai dalykai, perleisti darbus kitiems žmonėm, kurie yra savo srities specialistai. Ir tada tikrai viskas vyksta žymiai lengviau. Taip, tai tenka investuoti, bet sakau, bet kokiu atveju, jeigu nori, kad tavo verslas augtų, tavo veikla augtų, tu turi investuoti bet kokiu atveju. Tai tikrai pradžioj labai sunku šitą paleisti ir labai skauda, nes atrodo, aš tikrai pati viską galiu. Be abejo, mes daug galim, bet esmė deleguoti darbus. Tai tau ačiū, Lina, šitą išmokinai, labai džiaugiuosi. Tai čia ne tai, kad išmokinau, čia tiesiog darbo eigoje, tarpsime, viskas plėtėsi ir įvyko tas lūžis, kritinis momentas, kaip paminėjai, ir per paskutinį mūsų susitikimą, kad paleidai tą kontrolę, kad viską aš galiu pati. Nes norint mums plėstis, mums norint daugiau, tai žinoma, mes vienos to negalime padaryti, žinoma, mes turime samdyti kitus žmonės, žinoma, mes turim perleisti. Ir ne viskas visuomet bus idealu ir ne viskas bus labai lengva, bet mes tai turime daryti, nes kitaip mes vienos nepadarysim to, ko mes norim, jeigu mes turim kažkokį didelį... Galbūt mes ir galim padaryti vienos, bet mes tikrai užsidedam savo tas lubas ir ateina tas momentas, kad iki tol tai veikia, bet jau man atrodo, kaip užaugi iki tam tikro lygio, tiesiog reikia perleisti, nes kitu atveju mes taip ir liksim tam lygyje ir tada mes jau esam nelaimingi, nepatenkinti, veikla nesivykdo, nesiplečia, nes nieks nevyksta, todėl kad tai yra problema mumise. Tai va šitas toksai kertinis irgi suvokimas, saviugdos prasme tikrai. Tai ačiū už tai. Ir dabar, Jurgita, noriu paklausti, tai kaip pavyzdžiui, prisimeni, kaip prieš pradedant ir dabar, ar ne, kaip jautiesi apie savo veiklą, ar ne, ir pavyzdžiui, kur tu šiai dienai esi per tuos 3-4 mėnesius, nes jie prasitęsia pas mumis, ar tu galėjai tai turėti pati viena per tuos 4 mėnesius, ar tu galėjai šitą pasiekti, pasidaryti pati? Visiškai ne. Torose tikrai visiškai ne. Todėl, kad yra reikalinga palaikymas ir motivacija. Mes galim daug, bet palaikymas ir motivacija yra vienas iš pagrindinių momentų.
Vykdant, ne tai, kad vykdant, gal labiau plečiant veiklą, jeigu norit augti, tai yra būtina. Ir viena, galbūt būčiau, bet tai būtų užtrukę tikrai ne 3-4 mėnesius, turbūt 3-4 metus. Taip, taip. Taip, ir tuomet, Jurgita, pabaigai noriu paklausti tavęs, ką tu galėtum palinkėti, pasakyti tai moteriai, kuri žiūri šitą video ir galvoja, kam čia tas coacheris, kam čia tas mentorius, ašgi viską viena, žinai, viską galiu pati ir nedrįstu ir nežinau iš vis, kam čia, ar reikėtų, ką tu galėtum tokiai moteriai pasiūlyti, pasakyti, Kad palinkėti. tikrai nebejoti ir kartais reikia taip, kaip sako, kas nerizikuoja, negeria šampano, galbūt tai ir nedrąsu, ir baugu, bet o kodėlgi ne? Tai tu įgyji ne tik mentorę, coacherę, bet ir draugę tuo pačiu, su kuria gali pasikalbėti ne tik tais darbiniais klausimais, bet ir asmeniais klausimais. Nes viskas yra susiję, gyvenimo turbūt laimė ir sėkmė, tai nėra tik tais šeima ar tik tais darbas, tai yra visa visuma. Tai kas nori tikrai motyvacijos, palaikymo, draugystės, tokių naujų vėjų, emocijų putimo, tai manau, kad būtina. O ką galima prarasti? Nieko. Tarasi tikrai nieko neprarasim. Blogiau nebus, o geriau tikrai. Ačiū labai tau, Jurgita, ačiū, kad išdrįsai leistis į šitą kelionę, nes tikrai yra ne kiekvienas ryštasi, mums lietuviams nėra įprasta tikrai kreiptis pagalbos, nes mes tikrai moteris stiprios, viską žinom, viską mokam, tai jeigu veiklios, prie veiklos ambicingos, mums yra tikrai sunku kreiptis pagalbos, žinau tą ir iš savęs, man irgi užtruko, kol aš ir radau žmogų, į kurį kreipiausi pagalbos ir kad iš viso leidau savo tai, kad man jos reikia. Tai aš tikrai žinau, kad tai nėra lengva padaryti ir sveikinu tave, kad išdrįsai, kad leidaisi šitą kelionę, kad dabar turi tą aiškumą, kad turi verslą, kurį gali plėtoti ir su malonumu, su džiaugsmu, tai palengva darai. Tai ačiū tau labai, Jurgita. Ačiū tau, tikrai be galo. Ir dar norėjau paminėti, kad dėl ko labai man patiko dirbti su Lina, todėl kad jinai pati praėjus per visus šitus etapus ir jinai gali iš praktikos, iš patirties padėti, patarti, suprasti ir tiesiog, nežinau, susitapatinti kažkuria prasme. Tai labai lengva priimti iš žmogaus, kuris visą tai perėjęs. Taip. Taip, ačiū tau, kad tai paminėjai, nes taip, tai iš tikrųjų labai palengvina klientų atsiverimą ir iš viso buvimą kartu toje kelionėje, todėl kad kai tu jauti, kad tu gali atsiremti, kai tu gali mokintis ir remtis į žmogų, kuris jau tai padarė ir praėjo ir jisai, kaip sakoma, inside out žino visus niuansus, tai tada yra tikrai daug lengviau, negu tarkim kažkas tave vestų iš vadovėlių. Tai taip, va tą patirtį, kurią aš turiu, aš ir noriu perduoti moterim, kartu, kad joms būtų jų kelionė lengvesnė. Taip. Taip, tai tikrai pritariu ir visom rekomenduoju. Nebijokit, investuokit, bus labai gerai. Ačiū labai, Jurgita, ačiū.